net sunku dabar pasakyti, atrodo, vyrai buvo nusiteikę kovėmis, kažko tai pritrūko, gal jėgų ant pačio galo patraukti varžybų. Kelis kartus buvo tik jie, 10 taškų persvara, šiek tiek daugiau, bet vis varžovai atitoldavo, kodėl nepavyko atsikabinti. Nu, va, nežinau, sunku pasakyti dabar iš karto po varžybų su tom emocijom, net nežinau. Gal jiem irgi tenais, taip iš pat pradžių mes taip iniciatyvą buvom perėmėm, po to gal šiek tiek nuovargis atsirado ir tada jau jie pasinaudojo šitą mūsų spraga, kaip sakė. Sakyk, ar teisėjai švilpuvė neišmušė iš jais? Nu, kai kurie tai tikrai išmušė, kai kurie tai tikrai buvo, tokie net buvom nustebę tikrai primtai švilpukais teisėjai. Pavyko viską įgyvendinti, ką šiandien buvo suplanavę? Nu, negalima tai pasakyti, kad viską buvo, pritruko pergalės tos, bet šiaip tai, ką planavom, buvom. Žydrūnas Urbanas debiutavo šiandien, kaip šalia žaidusiam jo debiutas. Tikrai labai daug Žydrūnas padėjo, ta prasme prisidėjo prie mūsų šitos pergalės. Tikrai manau, kad sezono eigoje jis prie mūsų komandos daug ką lems. Paskutinis ėjimas be pražangos blokas buvo? Buvo pražanga.